Sveiki, Unboxing LT. Dėžutė. Jau iš Kinijos pas mane iš AliExpress parduotuvės keliauja va tokios dėžutės su description, kaip sakoma, aprašymu. Bubbles. Reikia suprasti, kad tai yra kažkokie balionai, burbuliukai. Aš iš tikrųjų žinau, kas čia jūs taip pat jau žinot, nes jau paveiksliuką matėt, kas šitokio. Atidarinėjam ir žiūrim, kasgi tenai tarp bubbles. Kągi čia man tokio atsiuntė. Taip, atsiuntė čia tu tokį vaikui labai seniai užsakinėjau ir man rodos labai ilgai ėjo. Čia kažkokia galvutė, supakuota tiesiog į dėžutę viskas ir šautuvas. Šautuvas mergaitė. Wow! Aš galvojau, kad jis veiks su baterijom, o čia kažkokių tai baterijų nėra. Jūs tiesiog paspaudžiat. Ir čia viskas. Oho, oho. Wow, kaip gražu. Kur čia reikės pilti kažkur tai tuos skysti, kad būtų balionai, tai aš kažkaip nelabai įsivaizduoju. Gerai, va čia reikės, kaip suprantu, uždaryti šitą daiktą. Kur pilti, na žinokit, žiūriu, nesuprantu, tai turbūt, kad skysti reikės. Ai, supratau, tai skysti turbūt reikės va čia įpilt ir tiesiog paspaust ir jisai kaip opus. Na, kažkaip parodo, kad nelabai kažkokio ir gausis. Nu, net nežinau. Tiesą pasakius, eisim, bandysim, filmuosim ir vertinsim, pamatysit kainą, pamatysit per kiek laiko jis atėjo, bet jis jau šviečia gražiai. Va tas tai man patinka. Na, iš tikrųjų, nežinau, gal vaikui ir patiks. Gerai, einam, pilam, žiūrim, ar burbulai kažkokie gaunasi ar nesigauna. Na štai, pasižiūrėjot, kaip mes nesėkmingai su žmona bandėm pripilti į šitą vat daiktą, pistoletą, pripilti va šitų vat pūtų vat, burbuliukų, kurias turėtų padaryti. Šitos burbulus galima nusipirkti. Mes pirkom senukuose. Pakankamai pigiai, nesimenu, apie eurą kainavo kažkas. Gerai, galima ir pačiam pasidaryti tos burbulus tenai iš ten fėri, muilo, dar kažko tai, bet aš tiesiog geriau nupirkau. Tai va, iš tikrųjų mes čia viską pilstėm, matėt, niekas neveikia ir aš iš tikrųjų galvojau viskas, šitas daiktas yra niekinis, reikės rašyti disputą, susigrąžinti pinigus ir kodėl man, suprantat, neveikia, kitiems veikia. Vienintelis dalykas, kas vaikui patiko to, kad čia spaudžiant va tos visos lemputės kaip šautuvas. Tada aš pradėjau aiškintis, kad čia iš tikrųjų šitą pistoletą nieko pilti nereikia. Na, jis tiesiog nereikia pilti. Va, mes tiesiog paims ir parodysiu, kaip iš tikrųjų viskas turi vykti. Va, paėmėm, atsisukam, va šitą va skysčio pripilsiu, aš va šitą va skysčio va čia va, na va pripiliau šitą skysčio. Tada paėmėm šitą pistoletą, va čia va išmirkom, kad būtų burbulai pas mus, va. Primirkom šitą skysčio ir dabar stipriai spaudžiam. Matot? Va. Ir pas mus lenda burbulai. Va, burbulai lenda. Kaip faina. O, tik daug burbulų privalė. Gerai, sistema yra va tokia.
O čia iš tikrųjų nieko pilt nereikia, tiesiog jūs lakstas su šituo vat indeliu, vat mirkot vat čia vat ir po to darot burbulus. Kadangi čia spaudžiant viską labai greitai, tie vat burbulai visi išlenda. Na, iš tikrųjų dabar aš nežinau, kaip šitą prekę įvertinti realiai. Nu, kainą matot, per kiek jisai atkeliavo pas mane irgi matot. Ir aš iš tikrųjų truputėlį nusivylęs, kadangi vaikui, nu mano mergaitė yra 3 metų, šitas žaislas yra, nu, per sudėtingas, realiai. Nu, jinai pasim šitą daiktą, lakstys su juo, mirkys ten kažką, tai namai visi bus šlapi, kadangi čia viskas bus šlapia nuo va šito viso skysčio. Ir realiai šitas daiktas kaip ir, nu, aš galvoju, tai pripilsiu aš čia bus konteineris ir viskas tvarkoja ir puiku, ir, kaip sakoma, spausis, ir burbulai lys ir taip toliau, ir taip toliau. Bet pats kaltas, kadangi pats neperskaičiau iki galo ir neįsiaiškinau. Iš tikrųjų, aš iš šito pardavėjo, iš kurio pirkau šitą ginklą, šitą burbulų darymo mašiną, nepirkčiau. Pirkčiau kitur, kadangi jisai iš tikrųjų pardavė be jokio įpakavimo, matėt, kai išpakavimai be įpakavimo, yra jau tokie su įpakavimu, su specialiu konteineriu, tai yra vaikams toksai specialus konteineris pridės, kurį galima mirkyti ir va taip varšauju. Čia nėra, tiesiog čia be įpakavimo ateina to, kad jis rašo, kad čia yra pigiau pas mane nusipirkti tik tai patį va tokį va ginklą. Tai toks sutarimas, kai, žinot, kiniečiai iš fabrikų vagia va šitos va daiktus, po to juos pardavinėja, tai yra be jokio įpakavimo, firminio, be nieko. Nes kiti pardavėjai, mačiau, pardavinėja tokius va žaislus su firminiu įpakavimu. Taip, kad duosiu iš tikrųjų 3 žvaigždės iš 5. Čia yra jūsų apsisprendimas, turėtų būti jūsų apsisprendimas, ar pirkti ar nepirkti, jūs pamatėt, kaip tai viskas veikia ir iš tikrųjų čia nieko pilt nereikia. Sakėm, apsikvainu, bet nufilmavau ir parodžiau, kad aš tikrųjų apsikvainu, man negėda apsikvailinti, tam, kad kiti neapsikvailintų pasižiūrėję šitą video reportažą, šitą filmuką. Tai tiek, 3 žvaigždės iš 5. Spręskit patys, ar jums šitas daiktas yra reikalingas, nereikalingas, aš rekomendacijos negaliu duoti nei neigiamos, nei teigiamos.